kalba yra mūsų religija, kalba yra mūsų dvasia. Mes nesitrauksim ne per žingsnį. Parsidavę velniai, parsidavę Lenkams, parsidavę tikrai ne Lietuvos žmonėms, mūsų politikai vėl bandys pataikauti ir kišti šitą įstatymą. Baigdamas savo kalbą noriu tvirtai ir aiškiai pasakyti. Esu tyrinėjęs Lenkijos Seimo stenogramas. Prasidėjus nepriklausomybei Rusų armijai išėjus iš Lietuvos, Lenkijoje buvo formuojama doktrina, kuri vadinasi Lietuvos repolonizacija, kad pasitraukus didžiai jėgai Rusijai į Lietuvą plūstels globali vakarų kultūra su anglų kalba, tačiau Lenkai turi užimti rusų įtakos zoną. Reiškia, vėl šiandien mes turime naują jau kultūrinį, jau taikų okupantą, tai valstybė šalia mūsų. Ir tikrai, jeigu mes nusileisime, jie galvos, kad lietuviai tikrai yra ožiai, kurie turi eiti prie lenkiško vežimo. Man atrodo, čia ne vieno nėra žmogaus, kuris nebejoja, kad nei mes nusileisime, nei kada nors taip atsitiks, kaip nori šitie mūsų tautos ir valstybinės kalbos priešai.